Sveiki, agro žmonės, mano vardas Darius ir šiandieną skubu į Žemaitiją pas ūkininką Arūną Usį, kur ūkininkas žadėjo parodyti, kaip įžiemojo jo pasėliai, kokius augalų apsaugos produktus naudoja ir pasidalins įdomimis įžvalgomis, kaip sėkmingai ūkininkauti. Taigi likite įsijungę ir smagios peržiūros. Ir prieš tai, dar nesubscribinat mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti, paspausti like, parašyti komentarą ir smagios peržiūros. Kad būtų labai blogai, nėra. Piktžolės žydi pačios įvairiausios. Transportiniai lėktuvai, naikintuvai, tai va čia dabar kažkas panašaus skraido. Bet sniegas geras dalykas, tai yra pinigai iš dangaus. Azotas nemokamas. Naudojom eilę metų Husar Activa, purkštas prieš sniegą ir prieš šalnas. Aš pats patenkintas rezultatu, nors šiek tiek nerimo buvo. Herbicidas ir prieš dvi skiltes, ir prieš vien skiltes. Vien dėl to patinka šitas produktas, kad nereikia naudoti, daryti jokių mišinių. Konkurentų produktai dar daugiau pabrango, tada vėl pasilikom prie Husar Activa. Žmogus turi uždirbti normalų atlyginimą ir tada nėra problemų su darbuotojais. Visas atliekas, pakuotės tvarkom tvariai. Pilni laukai, pilni keliai, burzgiančių traktorių. Pakanka vieno purškimo ir mes su tuo susitvarkom visiškai. Agrotechnologijų klaidos, visi žinom, brangiai kainuoja. Aš už tai stengiuosi nebūti šalia, kad žmogus nesijaudintų, kadangi naudojam beariminę technologiją. Paprastai ūkį šeštadienį, sekmadienį nedirbam, bet aišku, tai turi savo kainą ir tikiuosi geresnį derliaus negu pernai. Kainų skirtumas apie 40–50 eurų. Šiaip mėgstu skaičiuoti viščiukus rudenį. Sakėm, geriau, atsargiau, lėčiau. Taip pat griežtai laikome sėjomainos. Visuose traktoriuose turbūt dažniausiai gedimai būna susiję. Prieš gamtą mes nepakovosim ir turim prie juos prisitaikyti. Čia mūsų naujokas yra. Turim gerą komandą, tai susitvarkom. Negali būti skirtumo tarp miesto ir kaimų. Apie 100 hektarų kiekvienais metais kalkinam. Matau, kad viskas bus susitvarkę. Manau, jeigu traktorius 1000 valandų nedirba sezonų, neverta investuoti pinigų. Ačiū Dievui, kad nenupurškėm daug, stipriai apideginom. Neparodė, kad jau buvo. Kalbėsim žemaitiškai šiandien ar aukštaitiškai? Bandysim. Žemaitiškai nesupras paskiau visi. Citrus uždėsim. Citrus gal reikia. Na, kalbėkam tarmišką. Gerą. Čia nesenai filmavom pas Daivarą. Buvo sniego ant Šatrijos kalno, o dabar nebėra. Dabar nėra jau. Tai kaip čia tie jūsų pasėliai? Išžiemojo 2 kartus? Pasėliai žiemojo gera, bet šiek tiek, aišku, ta antrą kartą atėjusi žiema pakoregavo augalų apsaugą, visą agrochemijos panaudojimą, tręšimus. O dabar nuo vakar jau intensyviai dirbam. Pabaigsim per šią savaitę padaryti tą, ką turėjom praėjusią savaitę padaryti, kada buvo sniega ir buvo šalta. Bet sniegas geras dalykas, tai yra pinigai iš dangaus. Azotas nemokamas. Jėga. Važiuojame laukus pažiūrėti. Važiuojame laukus. Pasižiūrėsim porą laukų purškimą. Vienas purškimas naudojom eilę metų Husar Activa. Vienas purškimas su Husar Activa atliktas prieš šalnas ir prieš sniegą. Po to, žinoma, daugiau savaitę negalėjom nieko daryti. Ir paskutiniai purškimai atlikti vakar dieną, vakar užvakar. Tai skirtumas akivaizdus. Pamatysim, kaip suveikęs Husaras, kaip pasėliai reagavo. Žieminiai kviečiai į Husarą, į purškimą prieš ekstremalias sąlygas, kada buvo šalna ir sniegas. Aišku, nepurškėm, kaip ir minėjau, kada nusimatė šalnus ir vieną parą nepurškėm po šalnų. Šitą bet kokiam turbūt produktui reikia išlaikyti. Tai važiuojame laukus. Kadangi 20 metų ūkininkaujam, turbūt jau pavasarį labiausiai reikia žiūrėti temperatūras, į dirvos temperatūrą. Jeigu nėra normalios dirvos temperatūros, negalim naudoti augalų apsaugos produktų, taip pat įvairių mikroelementų, azotinių trašų, žinoma, nebirių, kada purškiam per lapus. Purkštuvas tada gali ilsėtis. O kokia ta temperatūra turi būti gera? Aišku, idealiausia, kad yra 10, plus 10 ir daugiau. Kada jau spaudžia terminai, o terminai dažniausiai spaudžia ūkininkus. Darbų atlikimo reikia, kad bent jau parą prieš purškimo darbus nebūtų šalnų ir parą po purškimo. Aišku, jeigu ten šalna nedidelė, apie 0 laipsnių, simbolinė, tada viskas tvarkoja. Bet jeigu nusimato didesnė šalna, geriau praleisti ir aišku, temperatūra jau turėtų būti bent jau 8 laipsniai.
iš patirties. Esate turėję kokių skaudžių patirčių? Taip, esam. Prieš 5-6 metų pabandėm su augimo reguliatoriais, pasėliai puikiai atrodė, norėjom padaryti stiprų purškimą, pamiksavom, pamaišėm 2 produktus augimo reguliatoriais, netkreipėm dėmesį į paros temperatūrą ir apsideginom, stipriai apsideginom. Rezultatas buvo, ačiū Dievui, kad nenupurškėm daug, tik tai apie 15% viso ploto, kiek turim pasėję žieminių kviečių, bet iš tų plotų buvo apie toną derliaus nuo vidurkio mažesnis. Tokia skaudi pamoka, dabar galim pasidalinti patirtim. Kartais geriau yra patingėti, pagulėti ir pinigai nebus išleisti ir nuostolis bus mažesnis. Kadangi esam Žemaitijoje, temperatūrų šiek tiek pavasaris ateina vėliau lyginant su Vidurio Lietuva. Kartais norisi dirbti, kai Vidurio Lietuvoje jau pilna darba vyks, bet tai pas mes turim šiek tiek susilaikyti, nes tokioj zonai gyvenam. Mes šiek tiek vėliau pradedam ir javą pjūti apie savaitę ir daugiau. Tai viskas tas susiję. Prieš gamtą mes nepakovosim ir turim prie jos prisitaikyti. Nereikia žiūrėti, ką kaimynai dirba, reikia žiūrėti, kas laukuos vyksta. Ne? Jo, turbūt kiekvienas ūkininkas turi savo sistemą, savo technologiją, bet aišku, lengviausia mokytis iš kaimynų klaidų. Pigiausia turbūt. Kai pats iš savo klaidų mokaisi, jau šiek tiek kainuoja daugiau. Tai va, atvažiavome pirmą lauką pasižiūrėti, kuris buvo purkštas prieš sniegą ir prieš šalnas, šitas didžiasis. Pažiūrėkite. Laukas purkštas prieš šalnas. Puikiai matosi žieminiai kviečiai euforija pasėta. Puikiai matosi apie stulpus, kur nekliuvo, kur negalėjom su purkštuvu nusipurkšti. Piktžolės žydi pačios įvairiausios. Visa botanika, absoliučiai viskas gražiai ir vizualiai matosi, kaip ten, kur galėjom gražiai supurkšti, kad ir buvo ne visai palankios sąlygos. Pasėlis švarus ir tas, kas išlikę, viskas yra paveikta. Ir jau sunyksta. Nėra jokių piktžolių. Jo, nėra piktžolių, jos yra paveiktos ir dabar viena kita diena ir bus visiškai jos susileis. Ir ramunė, sunkiai nutrelės, kurios ganėtinai probleminės piktžolės, bet matau, kad viskas bus susitvarkę. Bet kaip minėjau, šitą lauką purškėm parą prieš purškimą, nebuvo šalnų ir parą po purškimo. Realiai purškėm per patį vidurdienį. Kokiu produktu čia purškėt? Daug metų, turbūt kokie 5-6 metai naudojam Husar Active, Bayer kompanijos produktas. O prieš kokias piktžoles naudojat? Herbicidas ir prieš 2 skiltes, ir prieš 1 skiltes. Vien dėl to patinka šitas produktas, kad nereikia daryti jokių mišinių, labai paprastas naudoti. Nereikia jokių paviršiaus aktyviųjų medžiagų naudoti. Užtenka norma labai paprasta, hektarui litras, paprasta viską normuoti, viską lengva apskaičiuoti. Labai maža tikimybė, kad padarysim klaidą ir pagal kainos ir kokybės santykį turbūt vienas pigiausių ir geriausių produktų rinkoje. Aišku, yra ir kitų produktų gerų ir patikimų. Bet šitas produktas turbūt vien dėl to renkamės, kad geras kainos ir kokybės santykis išeina. Kol kas jis puikiai veikia, visada naudojam kvietrugiam ir kviečiam ir jokių problemų neturim. Praktiškai jeigu nereikia džiovinti augalų, nuo kombainų galim vežti į elevatorių ir niekada nebūna nuoskaitos, kad būtų per didelis šiukšlingumas. Turim valomasias elevatorių, bet nereikia kviečių valyti, nes pakanka vieno purškimo ir mes su tuo susitvarkom visiškai. Tai va, ir visas laukas matosi. Jis šiek tiek kartais po Husar Active šiek tiek būna pabalęs, laukas pabalsta. 10 dienų praėję, viskas susitvarkė ir dabar jau sekantis etapas bus fungicidinis purškimas ir papildomas maitinimas per lapus, kadangi dabar oro ir temperatūros sąlygos viskas leidžia, žolės viskas susitvarkė ir manau dabar liko tik būtiniausi darbai dar sykį panaudoti augimo reguliatorių, fungicidinį purškimą ir toliau jau žiūrėsim, kol bus vėliavinis lapas pasirodys. O su žolė manau viskas, kaip ir daugelį metų, su vienu purškimu puikiausiai susitvarkom. Sėta, aišku, yra į nerimą, kadangi naudojam beariminę technologiją. Prieštelis yra vasariniai miežiai buvo ir kaip matom, visai puikiai susitvarkė Husaras su vienu purškimu. Rudenį joks purškimas nebuvo naudotas, nei Roundupas, nei glifosatinis purškimas, kiti purškimą. Su vienu purškimu susitvarkysim su tuo lauku ir su kitais ir pakankamai ekonomiškai ir gerai gausis viskas. Visada turim nusistatę tam tikrą pinigų sumą, kurią išleidžiam
savo ūkio laukuose kovai su piktžolėmis, kovai su lygomis ir Husara Active padeda į tuos rėmus mums kol kas įtilpti. Šiemet, aišku, šiek tiek produktas pabrango, dar į rėmus telpa, nes konkurentų produktai dar daugiau pabrango, tada vėl pasilikom prie Husara Active. Tokios tokelės yra, aš pats patenkintas rezultatu, nors šiek tiek nerimo buvo, kadangi po to buvo ir sniego, bet atrodo viskas tvarko yra. Agroreidas. Žiūrot. Žiūrat? Platėčiauti žiūrot. Patink? Patink, labai. Pareinu po darbą, išjungiu planšetę, pavalgydam, tai žiūrot. Ypač agroreidą. Kas labiausiai patinka? Nu viskas patinka. Sakau, įdomi laida jūsų. Sakau, įdomi vedat viską. Vaikėdės pas tus ūkininkus nežiūrant. Ačiū labai. Dabar būsit pats papuolęs? Negali būti. Gal. Tik neparodyk, kad jau buvo. Kodėl? Nu tai da, gali, čia kaimo mužikas. Nu, come on, tai mes čia visi kaimiečiai. Matai, gražiai dar. Gražiai. Per pelkę važiavo čia dėl gero kadro, ne? Nu, Papilnom. Eim gerai. Ai. Ir tik galinių tilto, ne, aišku, priekinė nejungiat. Jungiau, su vienu tiltu būtų tik nepistraukis man. Okay. Gerai. Tai ačiū už gerą žodį. Sėkmės darbos. Sėkmingą filmuoti darbą. Ačiū, sėkmės, iki. Atvažiavom prie Kviečių lauko. Darom paskutinį tręšimą azotų, amonio salietrą, atiduosim paskutinį azotą ir tada liks jau maitinimas tik per lapus. Žiūrėsim pagal būtinybę, kaip toliau vystysis, kiek turės laukas potencialo. Turim gerą komandą, iš tikrųjų, žmonės tokie, kurie sugeba savarankiškai dirbti, galiu nebūti ūkyje, jie patys dirba, patys susitvarko ir praktiškai rytą susirinkę į darbą, apsitarėm darbus ir visi skirstame savo keliais. Sulki barstytuvas, sakysiu, yra perdirbt ar šiek tiek padidinom, kadangi nebeatlaikė trašadėžė, sudilo, cukiurų sudilo ir todėl pasigaminom patys. Reikėjo patobulinti. Ja, pasidarėm šiek tiek didesnį ant tos pačios platformos. Kaip tie traktoriai laiko? Traktoriai turbūt visi genda. Įsigydami traktorių žiūrim, kad jis dirbtų. Pas mus traktorius per sezoną išdirba apie 1500 valandų vidutiniškai. Tai... O kokio galingumo? Jau 400 arklių tiek nedirba? Su 400 išdirbom praėjusiu metu birželio mėnesį, birželio pabaigoje įsigijom 400 arklių galios traktorių. 8 serijos Massey Ferguson šiuo momentu jau išdirbęs yra 1350 valandų. Tai ką jūs dirbat su? Žemė. Žemė. Iš tikrųjų, manau, jeigu traktorius 1000 valandų nedirba sezonų, neverta investuoti pinigų, nes paprasčiausiai nebus iš ko mokėti už servizą, už aptarnavimą. Jeigu ten dirba 200-300 valandų, manau, tada naudingiau nuomotis traktorių, o ne pirkti pačiam. Esat nuomojęs traktorių? Ne, kol kas ne, kadangi, kaip sakiau, dirbam daug ir įsigijam patys. Net paslaugų tiekėjai, kurie traktorius nuomoja, pripažįsta, kad man naudingiau pirkti negu nuomoti iš jų, kadangi ten būna įvairių apribojimų, nes mes išdirbam daugiau negu jie. Kiek jūs žemės dirbat? 1000 hektarų. Apie 200 galvijų yra, plius minus. Galvijų čia karvių? Karvių apie 100 melžamų, likę prieauglis. Telyčios apie 10-15% būna mėsiniai galvijai. Nu, tai veiklo šio turit? Jo, turim, bet turim gerą komandą, tai susitvarkom. Kol kas viskas gerai. Ar patinka čia dirbti? Čia mūsų naujokas yra. Pirmas mėnuo mokinasi dar. Bet ir jaunimo turite, nes sako, kaime nėra jaunimo. Yra jaunimas. Manau, viską lemia. Žmogus turi gauti proporcingą atlygį, gerą atlygį, kad jam negali būti skirtumo tarp miesto ir kaimo. Žmogus turi uždirbti normalų atlyginimą ir tada nėra problemų su darbuotojais. Kol kas, ačiū Dievui, užtenkam. Ir turim gerą komandą, kaip ir sakiau, nebūna tokių dalykų, kad neteitų dar kažkas. Tai amžiaus vidurkis turbūt dirba nuo 24 metų iki 65 metų. Jau yra, kurie jau greitai išeis į užtarnautą poilsį ir yra visiškai jauni žmonės, kurie dar mokinasi praktiškai.
O kiek žmonių čia komanda yra pas jūs? Iš viso ūkija dirba su pagalbinės darbuotojais 14 žmonių. Turbūt tai lemia, kad daugiau žmonių yra dėl to, kad yra mišrus ūkis gyvulininkystė. Ten žmonės dirba pagal slenkantį grafiką, kadangi ir savaitgaliais reikia dirbti. Turim žmonėms suteikti ir poilsio dienas, ne tik tai, kad darbas. Atiduodat ir išeiginį? Taip. Todėl dar kol kas užtenkam žmonių ir turim kas tvarkos ir fermasi. Paprastai ūkį šeštadienį, sekmadienį nedirbam, išskyrus javapjūtę. Aš kalbu apie augalininkystę. Suspėjama apsidirbti, nes mano pozicija tokia, kad žmonės turi šeimas, turi ir asmeninį gyvenimą, negali vien dirbti. Teisingai. A kalkina dirvožemį? Jo, labai didelios tragedijos nėra, nes kas 3 metai darom po 500-600 hektarų dirvožemio tyrimų. Esam taip pat ir šiemet esam jau padarę virš 100 hektarų. Dar tik neturim rezultatų, bet apie 100 hektarų kiekvienais metais kalkinam. Pačias problematiškiausias vietos. Kad būtų labai blogai, nėra. Su naujo kalcito kalkinat, žinoma, ar ne? Renkamės, sakykime, taip, brangesnį produktą, kad galėtume pakalkinti pavasarį, kada galime dar įvažiuoti. Būna dar šiek tiek pašalų, kad galėtų ant esamų augalų, ten ant rapsų, kviečių, kad nenudegintų pasėlių, kad jos būtų kokybiškas kalkės. Kiek tas traktorius valandų išdirbęs? Apie kokius 7000 bus. Ir ką remontavot jam? Einamųjų remontų buvo, ten hidraulikos remontai. Labiausiai visuose traktoriuose turbūt dažniausiai gedimai būna įvairūs davikliai, tai elektrinė dalis. Labiausiai. Antroje vietoje turbūt hidraulika. Bet labiausiai įvairūs davikliai, nes stengiamės, kad traktoriuose komplektacija būtų kuo pilnesnė, taip, kad ten hidraulinės poros būtų elektrinės, ne mechaninės, navigacija, tiltai amortizuojantis, stengiamės, kad būtų kuo daugiau, bet aišku, tai turi savo kainą ir paskui šiek tiek daugiau reikalauja eksploatacinių išlaidų. Bet už tai operatoriai laimingesnė, kai amortizuojantis tiltas yra. Jo. Žiūrim, kaip nuo jo, kai sekas apsisukti. Jo, žmogus dirba pirmą mėnesį, tai sakėm geriau, atsargiau, lėčiau. Bet tas yra, kai šalia vadovas stovi visą laiką nors atsitikti. Aš už tai stengiuosi nebūti šalia, kad žmogus nesijaudintų. Ant palietintojo važiuoja, gazo, kad nešokinėtų. Kokią normą beria čia? Fizinio svorio šiandien 180 kg hektarą atiduodam. Fizinio svorio, kokia dar svoris būna? Kai kas skaičiuoja veikliąją medžiagą. Planuojam, jeigu veikliąją medžiagą azoto atiduoti apie 160 kg bus dabar, kai atiduosim. Veiklią medžiagą azoto. Į kokią klasę galvojat pataikyti derlių? Stengiamės 2. klasę užauginti. Jeigu matom, kad palankus metai, palankios gamtinės sąlygos, tada darom papildomus kokybinius. Praėjusiais metais, 23 metų, 95% kviečių buvo ekstra klasės. Pirmą kartą bet aš manau, kad lėmė tai mažesnis derlius. Sausros, viską, ne? Jo, bet dar vienas dalykas buvo, praėjusiais metais nepavyko užauginti salyklinių miežių. Salyklinių miežių buvo trūkums, kadangi saulėta, sausa, saulės daug ir miežiai sukaupė labai daug baltymų. Jeigu salykliniam miežiam reikia kuo mažiau baltymų, tai praėjusiais metais virš 12% baltymų buvo miežių. Jau į salyklą nebetinka. Kur dėt? Į pašarą, bet kainų skirtumas apie 40-50 eurų. Oho. Zoknių oro uostas čia lėktuvų garsas dažnai girdisi. Nuo Zoknių iki čia atskrenda? Jo, čia dažnai sukasi, ratą daro ir sukasi. Transportiniai lėktuvai, naikintuvai, tai va čia dabar kažkas panašaus skraido. Ratais? Jo, ratai skraido. Bet tik tai šiandien šiek tiek aukščiau. Matau, kur atituvai važinėjęs, mėšlus jau išsikratėt? Jo. Mėšlas organika iškratyta, laukai paruošti kukurūzų sėjai, kadangi ūkis mišrus. Sekančią savaitę ar šios savaitės gale sėsim kukurūzus. Vasarinių javų sėją esam praktiškai pabaigę. Pavasarį 150 hektarų sėjom miežių salyklai, salyklinius miežius auginam ir apie 70 hektarų pupų. Ir aišku kukurūzai pašarui. Tai sėja 80% jau yra pabaigta. Aišku, vėlgi, jeigu ne sniegas ir ne lietus, būtumėm visiškai pabaigę, bet geriau lietus negu sausra ir drėgmės pakankamai, viskas augs ir turėsim gerus rezultatus. Matom, kad šie metai kol kas drėgmės atžvilgiu žymiai palankesni, pas mus pernai buvo didžiulė sausra, turbūt 2 mėnesius su trupučiu neturėjom lietaus ir
rezultatai iš tikrųjų buvo gan prastoki, derlingumo atžvilgiu turbūt buvo apie 30–35% derlingumas mažesnis nuo įprasto vidurkio. Nuo 5 metų, skaičiuojam tai 5 metų vidurkį. O jeigu dar pažiūrėjus į lauką, tai per savaitę turbūt, kur buvom prieš tai lauke, piktžolių buvo žymiai mažiau, kad ir šaltas sniegas, bet piktžolės jos vis tiek auga, jos dauginasi ir turbūt viską parodo, kokį produktą herbicidinį purškimą naudotis, reikalingas ar nereikalingas, turbūt niekam nekyla abejonių. Puikiai matosi, jeigu javai per šitą savaitę neaugo, stovėjo vietoj, tai piktžolės jom minusinė temperatūra naktimis ir dieną iki +5, plus sniegas visiškai nedaro įtakos ir jos puikiai augo. Ir jeigu nepanaudosi purškimo nuo piktžolių, derliaus aišku neturėsi čia. Net negalim svarstyti apie tai. Tai va, vizualiai laukas vėlgi atrodo savaitę laiko vėliau purkštas, kai kurios piktžolės jau prašokusios kviečių pasėlį, bet manau viskas susitvarkys, dabar jau sustoja ir per savaitę, per 10 dienų pasėliai, kviečiai pasistieps ir lauksim sekančių darbų. Kokį derlių planuojate šitą lauką? Kokia našumo čia žemės? Vidutinis našumo balas mūsų ūkių yra 38 balai. Paprastai vidurkis daugiametis kviečių būna 7–7,5 tonų iš hektaro. Mums gelbėja tai, kad ūkis yra mišrus ir mes kas 4–5 metai laukai yra patrešiami organika, tai yra mėšlų. Taip pat griežtai laikomės sėjomainos. Kada anksčiau galėjo atseliuoti pasėlius, kviečius su ta pačia technologija, su tais pačiais įdėjimais, tręšimu, purškimu, atseliuoti pasėliai, turbūt nepasakysiu kažkokios didelios naujienos, visada duoda apie 1–1,5 mažesnį derlių nuo įprasto vidurkio. Kada pasikeitė, dabar nebegalime atseliuoti. Iš tikrųjų šitoje vietoje nematom didelės bėdos, nes mes atseliavimo praktiškai ūkyje netaikėm. Kuo platesnį augalų ratą naudoti, turim pievas iki 5 metų, kukurūzai, pupos. Praktiškai dabar kviečiai sėjami yra arba po pupo, arba po rapsų, visi kviečiai. Šiaip mėgstu skaičiuoti viščiukus rudenį, neprognozuosiu, bet tikiuosi geresnį derliaus negu pernai. Praėjusiais metais buvo derlius 5,5 tonų vidurkis kviečių. Pilni laukai, pilni keliai. Burzgiančių traktorių, visi darbuojasi, reikia staigiai viską pabaigti dabar. Ir didesni ūkiai, ir mažesni, nežiūrinti jo dydį, visi darbai susiverti ir visi juda. Mindžiosim pasėlius, ar eisim technologinę? Atsistos. Povilas bus patenkins pamatęs tokį vaizdą. Kaip husaras veikia. Čia gerai, ne? Jo, galvos susisukusios visų, tos, kurios iškilusios buvo, tai jau, kad šitas visi pageltė. Visi šitie tokie jau jie viskas yra paveikti. Susisuka lapelį. Paveikti husarą. Jo. Ką čia tos maišus laiko, Arūnai? Mes herbicidinį purškimą su Husar Active esam baigę. Turbūt kaip ir dauguma arba visi Lietuvos ūkiai visas atliekas, pakuotės tvarkom tvariai ir sezonui pasibaigus bus perduotos atliekų tvarkytojam ir visa šita krūva trąšų, herbicidų bakeliai, trąšų maišai bus perduoti, sutvarkyti atliekų tvarkytojam. Puikiai matote, mes kaip ir kiekvienais metais visus kvietrugius ir kviečius purškiam su Husar Active. Tikrai atliekų yra nemažai ir jas tvarkom atsakingai ir dar kartą noriu paneigti mitą, kai kartais išgirstam, kad Lietuvos ūkininkai teršia aplinką ir panašiai. Mes labai atsakingai visus tos dalykus darom ir visas atliekas perdodam sutvarkyti atsakingiam Lietuvos atliekų tvarkytojam. Kaip matot, krūva yra didelė, atrodo baisiai, bet praeis savaitę kita baigsis pagrindiniai tręšimai, purškimai ir visos jos išvažiuos bus sutvarkytos. Va, šita maiše yra sudėtas Husar Active bakeliai. O šitas maišas, jos yra surūšiuotos, taruotė išplauta ir paruošta perdirbimui. Kiek čia yra? Jų turėtų būti apie 400. Pilnas maišas? Jo, pilnas maišas. Kaip benamiai pasiknisim po šiukšlės, pažiūrėsim, ar tikrai naudojat. Jo, Bayerio produkcija. Šiukšliadėžiai dideliai. Visada turbūt visi ūkininkai žino, kada mus visus tikrina, o tikrina mus visus. Kas 2 metai visada. Augalų apsaugos tarnyba būtinai tikrina šitas etiketes ir žiūri, ar originalus produktas. Jie pirmiausia skaito etiketę ir tada nustato, ar produktas legaliai pirktas ar nelegaliai. Iš kur pirkot?
Iš Bayerio atstovų Skandagrus Husaro Activa įsigijom, Skandagro kompanija. Kiek supurškėt maždaug litrų to produkto? Tai į sezoną 400 litrų. Pavasarį. Taip, pavasarį. Ne vieno rusiško Jo. traktoriaus neturiu, o koks pirmas buvo? Pirmas buvo tai 40. Ūkio pradžia buvo 28 hektarų nuomoto žemės ir tai 40 traktoriukas ir 6 karvės. Va taip ir pradėjom. Startas toks. Startas, po to nusipirkom 9 Belarusą, 80. Po 5 metų darbo nusipirkom naują Belarusą ir va taip viskas prasidėjo. O koks per tuos 25 metus pats sunkiausias laikotarpis buvo? Turbūt kaip ir kiekvienam versle, būna pakilimų, būna nuopolių. Maždaug kaip ir krizės ateina kas 10 metų, turbūt iš 10 metų vieni metai visada būna sunkesni. Tiek žemės ūkio, paimk statybų sektorių kokį nori, tas pats ir čia yra. Už tai ir skaičiuojam visada 5 metų vidurkį, o ne metus ar 2. Nu, jūs kaip politikas išsisukote šį atsakymą. Yra buvę, gal kokie 8 metai atgal buvo labai šlapia, kai nuiminėjant derlių, ne vieno lauko nebuvo, kad nereikėtų papildomai kažkur kombaino ištraukti. Paliko nemaži ploteliai iš vis nekulti, buvo didelės sąnaudos džiovinimo. Turbūt dabar geriausiai atsimenam, kas neseniai buvo praėjusi metai, irgi kai nuo gamtos nukentėjom, kai sausros ir šalna, kai nušaldė. Tai turbūt irgi vieni iš sunkiausių metų, tokie nepalankiausi. Negalim sakyti, kad sunkiausi, bet nepalankiausi. Turbūt šiek tiek pristabdom investicijas. Kaip jūs manat, procentaliai, kas labiausiai įtakoja derlių? Gamta, know-how, technologijos? 75% gamta, 15% technologijos, o visa kita jau reikia pačiam tada. Augalo apsaugos produktai? Nu tai dėkim technologijos. Technika, augalo apsauga 15%. Ir 10% lieka žmogiškasis faktorius. Jeigu patingim, pamiegam, tada jau turim rezultatą, teigiam arba neigiam. Ir kaip mes galime rezumuoti šiandien dieną? Jeigu kalbant apie Bayerio produktą, ypač apie Husaro Activa, buvo šiemet pasitaikę tokią progą išbandyti šį produktą, kaip jis veikia sunkesnėm sąlygom, tai yra po šalnų, prieš sniegą ir kaip jis veikia po sniego, kada normalios sąlygos kaip dabar. Tai kitas iššūkis, kad vizualiai žiūrint į pasėlius, pati priežiūra, sakykime, apie savaitę jau vėluoja, bet kaip ir sakiau, praėjusią savaitę turėjom sniego dar ir neigiamą temperatūrą. Pasižiūrėjus, kaip suveikia produktas, Husaro Activa matosi, kad jis yra suveikęs ir manau, eilinį kartą jis nenuvils. Vien dėl to jį verta rinktis, kad jis labai paprastas naudoti ir nereikia 3 indų paviršiaus aktyviosios medžiagos ar dar kažkokį kitą produktą maišyti. Užtenka vieno produkto, paprasta normuoti, paprasta taruoti ir tada mažesnė galimybė padaryti klaidą, o agrotechnologijų klaidos visi žinom brangiai kainuoja. Naudojant herbicidinį purškimą nuo piktžolių reikia daryti kuo mažesnį maišymą su kitais produktais, nes norint gerą rezultatą pasiekti, paprastai praktikoje, jeigu papildomai kažką įdedam, kažkokių tai mikroelementinių trąšų, kurios neblogina pačio produkto veikimą. Didelių miksų ir kažkokių ypatingų maišymų mano požiūriu nereikėtų daryti ir aš pats niekados nedarau. Vis dėlto herbicidinis purškimas, jis toks jau yra atskiras ir augalų ir taip sukeliam stresą, tai kad nepadidinti tos rizikos įvairių negerų dalykų, geriau nemaišyti nieko. Rekomenduotumėte šitą produktą kolegoms ūkininkams? Jo, paprastai aš, kol pats visiškai neįsitikinu, niekados nedalinu rekomendacijų, nes kiekvienas ūkininkas turi savo unikalią patirtį. Bet šitą produktą galiu drąsiai rekomenduoti ir manau, kad jis nenuvils, nes iš patirties mes jį naudojam turbūt jau apie 10 metų ir nepastebėjom, kad būtų atsparumas kažkokiom tai piktžolėm, nes kas dabar jau aktualu rinkoje, nes kai kuriem produktam piktžolės tampa atsparios, o šitam produktum dar kol kas nepastebėjom. Ką norėtumėt palinkėti Lietuvos ūkininkam pabaigai? Kad nebūtų tokios sausros kaip pernai, o daugiau viskas bus gerai. Ir optimizmo. Ačiū labai. Einam pūst padangas. Jo. Kas čia buvo? Kažkas medvaris bus 100%. Nu, ar baisu buvo? Matai, aš jau ne pirmą kartą. Aš ne visą laiką sutinku filmuoti.